Goda, ar žinai, kad Lietuvą labai pamėgo latviai? O turim pavyzdžių? Kaip Baiba, broliai Maciai ir dabar Lauris Reinikis. O gal Lauris pamėgo ne Lietuvą, o lietuvę? Būtent Lietuvaitė Liepa. Aš mačiau tokį klipą. Važiuoja Lauris su draugė poilsiauti, čia pasimaišo Liepa, tada Lauris su draugė poilsiauja. Bet Lauris su Liepa poilsiauja ir Liepa nukonkuruoja tą merginą, taip? Iš kur tu žinai? Ir aš mačiau tą vaizdo klipą. Tada paaiškink man, kodėl jie sugalvojo būtent tokį siužetą. O gal nesugalvojo, gal ta istorija paremta realiais faktais. Tarptautinė pramogų pasaulio pora ar tik naujas duetas? Šis svarbus klausimas kyla visiems, kurie pamato, ką tik iškepta lietuvaitės Liepos Mundeikaitės ir latvių popmuzikos dievuko Laurio Reinikio muzikinį klipą. Nuojautas, kad tarp jų kažkas vyksta, sustiprina ir tai, jog Liepą bei Laurį vis dažniau galima pamatyti kartu. Štai žvaigždučių kameros dainininkus užklupo viename Vilniaus viešbutyje, kur abu itin romantiškai leido laiką. Norėdamas kažkokį sukurti, nežinau, vaizdą, kažkokį jausmą, tu negali būti šaltas, be jausmis ir nežinau, tu turi kažką jausti. Tai Lauris yra nuostabus žmogus ir tikrai patys geriausi ir šilčiausi pasisakymai iš manęs jam ir tikrai labai malonu dirbti su žmogum tokiu ir vat, kai tu jauti tą malonumą, tai viskas natūraliai ir gaunas. Gražiausių komplimentų Liepai negaili ir populiarusis latvis. Svarbiausia anot Laurio yra ne tai, kad mergina gerai dainuoja. Svarbiausia, kad mūsų Liepa jam yra labai graži. Ну как, ты хочешь петь как красиво хочешь, можешь. Но если ты мне не понравишься, как человек и визуально, то я никогда не буду работать. Lauris prisipažįsta, pirmą kartą Liepą jis pastebėjo vienoje TV laidoje. O kadangi duetu su Lietuvaitė jau buvo dainavęs, Latvį tiesiog apsėdo mintis, kad reikia prisišnekinti ir Liepą. Tačiau šios merginos jokiais pažadais vilioti nereikėjo. Vos išgirdusi Laurio pasiūlymą dainuoti kartu, Liepa suriko. Aišku, kad noriu. Net nepagalvojus, kas tai per daina, kur ką aš sakiau, taip, tikrai taip. Ir va taip ir prasidėjo. Tada Lauris sužinojo, kad aš noriu, sutinku ir va taip ir prasidėjo mūsų visas tas bendradarbiavimas kartu. Latvijoje gimusiam ir augusiam Lauriui darbų užtenka. Gimtinėje Reinikis tikra žvaigždė. Dainininkas, prodiuseris, šokėjas bei laidų vedėjas. Tačiau 33 metų vyras labai nori koncertuoti ir lietuviškai. Juk jo hitai pas mus kažkodėl labai populiarūs. Я в целом уже на 11 языках пою. И мне нравится делать такой красивый пиар для балтийских стран. Мне один журналист сказал однажды: у тебя какой-то талант выбирать самые красивые девушки в своих клипах и в дуэтах из Прибалтики. И клипы смотрят много из других стран, тоже из Франции, из Америки. И очень много на YouTube можно увидеть. Oh my God, the Baltic girls are the most beautiful, the stunning. Iki šiol visi Laurio reikalai su Pabaltijo gražuolėmis buvo griežtai darbiniai. Tačiau pažintis su Liepa naujomis spalvomis nusidažė tada, kai netikėtai pasklido žinia. Porelė kartu slapčiomis išvyko į Italiją. Maža to, kad išvyko, apsigyveno prabangiausiame dvare ant ežero kranto ir ištisai meiliai burkavo, vaikštinėdami įspūdingomis pakrantėmis. Снять эту виллу на один день стоит 4000 евро, только вилла одна. Да, это потому что в этой вилле обычно делаются свадьбы и большие мероприятия, но хозяины этой виллы, они знали, что это будет для видеоклипа, и многие люди увидят, они нам дали скидку. Но все равно это не было очень дешево. Nors Liepa ir Lauris vienas kitam labai patinka, nors jiedu tikrai buvo apsikabinę ir Italijoje gal netgi bučiavosi patyliukais. Abu prisikinėja, kad karštas meilės romanas dar neliepsnoja, nes kartu su jais tame padvare gyveno ir Estė Luiza. Tai gal čia tarptautinis meilės trikampis, ar kaip? 3 draugai atvyksta atostogų, jie su Estų mergaitė yra pora, o aš esu tiesiog jų labai gera draugė. Ir mes ten nuvykę, suprantam su Lauriu, kad tarp mūsų yra kažkas daugiau negu labai gera ir didelė draugystė. Ir vat kaip visa ten ta istorija rutuliojasi, vat kokie jausmai, tai vat
tame klipe labai gerai viskas matosi ir tai yra iš tikrųjų labai gražu, nes tai yra labai jausminga, labai subtilu, tikrai nieko nėra kažkokio tokio, nežinau, vulgaraus. Anei vulgarybių, anei pikantiškų intrigų. Liepa, Lauris ir Luiza į dvarą skrido tik filmuotis ir dainuoti. Latvis euforijoje. Pasiglaustyti iškart net su 2 gražuolėmis svajoja kiekvienas. Vienintelis minusas, kad tokie vojažai itin brangus. Sykį po panašaus filmavimo Reinikis liko pliku užpakaliu. Я помню, когда я сделал один из своих клипов, которых я вообще 100% сам финансировал, это был «Аж бегу». И я помню, что я снял этот клип, все вышло так, как я хотел, красиво, все были в восторге, Латвия была, какой красивый клип, какая песня, супер. И я посмотрел в своем банковском конте, и первый раз за мою карьеру, 15 лет, у меня было 0, 0, 0, 0. Я думал, а где счастье? Все вокруг меня счастливы. Я тоже счастлив, как маленький ребенок, что всем нравится, все получилось. Фильм есть, но у меня денег нет. Visa laimė, kad pinigai mėgsta balansą. 2 dideli minusai galiausiai virsta milžiniškų pliusų. Ir štai Latvis vėl turtingas, vėl laimingas ir vėl dairosi kokios gražuolės, su kuria galėtų padainuoti. Belieka viltis, kad po tokių istorijų merginų širdys nelieka sudaužytos, kaip tuose Reinikio klipuose.